Rusai puola, rusai puola, rusai puola. Tik tą ir girdi paskutiniu metu per žiniasklaidą, per visokią spaudą. Ir galvoja, o kodėl rusai turėtų pulti tą Lietuvą? Kodėl mums bando įpiršti tokią mintį, kad rusams labai reikalinga ta Lietuva? Visų pirma, jie sako, tai klausyk, matai, jau Ukraina užpuolė ir Grybauskaitė pasakė, kad sekanti bus Lietuva. Ir tai kodėl tu galvoji, kad nepuls? Tai aišku, kad puls. Ukraina užpuolė ir vos užpuls. Bet klausimas, kas ten užpuolė Ukrainą? Ar ten užpuolė rusai? Aš iš tikrųjų tikiu, kad ten yra rusų, kariaujančių prieš Ukrainos armiją, rusų savanorių. Bet kad ten būtų reguliariai Rusijos armija, tai yra tikra nesąmonė. Visų tikriausia nesąmonė. Ir tai gali net patvirtinti patys ukrainiečiai. Pavyzdžiui, generolas Mužičko, berods jo pavardė, jis pasakė, kad mes nekovojam su reguliaria Rusijos armija. Ką negirdėjot šito pranešimą? Paskiau SBO irgi pasakė, generalinis jų pasakė, nėra Rusijos reguliariosios armijos Ukrainoje. Kas ten yra? Yra savanoriai. Bet mūsų žiniasklaida nekreipia tai dėmesį ir toliau sako, Rusija puola ir kiekvieną kartą aš tik girdžiu, tai puola. Tačiau patys ukrainiečiai kažkodėl tai nesako, kad tai Rusijos karas su Rusija. Jie tai vadina ATO. ATO. Tai yra antiteroristička operacija. Tai reiškia antiteroristinė operacija. Jeigu Rusija puola, tai turėtų būti ne antiteroristinė, o kaip čia pasakius, čia jau turėtų būti karas. Ir klausimas tada, kodėl Ukraina nepaskelbė, arba bent jau neįveda karinės padėties, jeigu ten rusai puola. Jie tai sako, kad čia yra antiteroristinė operacija. Ir kas turėtų kovoti antiteroristinėje operacijai? Aš manau, kad specialios pajėgos, turėtų būti tam tikri apmokyti kariniai rezervai, kurie sugebėtų kovoti su teroristais. Bet siunčia paprastus žmogelius, kurie net nelaikė gyvenime ginklo rankose, gauna šaukimą ir sako, ei, kovok su teroristais. O tas vargšas grįžęs iš tų būšio laukų, be rankos, be kojos, taiga sako, duokit man kokią kompensaciją. Sako, mes negalim tau duoti kompensacijos, nes čia ne karas, čia yra antiteroristinė operacija. Ir kaip tai suprasti? Ar čia rusai puola? Ar čia teroristai kažkokie tai puola? Jeigu rusai, tai duokit nors dalinio pavadinimą, vado kokią vardą ir nieko. Jokios informacijos. Vien tik isterika. Puola rusai. Iš tikrųjų, rusai nieko nepuola. Ir jiems net neįdomu ta Ukraina ar ta Lietuva. Jiems vienas, kas įdomu, yra tai, kad šalia jų sienų nebūtų NATO bazių, kas yra visiškai neteisėta Rusijos atžvilgiu, nes po Berlyno sugriovimo sienos buvo pasirašyta sutartis, kad jie NATO būtent daugiau nesiplės į link Rusijos. Viena iš sąlygų sugriauti šitą sieną buvo nesiplėsti NATO link Rusijos. Tačiau po to, kai sugriovė tą sieną, NATO įtraukė dar krūvą šalių, tame tarpe ir Lietuvą. Ir Rusijai nėra tikslo pulti Lietuvą. Nes kokia nauda? Kas nors paaiškinkit, kam Rusija Lietuva? Nei ten turtų kokių yra, nabagė šalis, kam jai maitinti dar vieną vargšę šalį, vargšų žmonės, nei aukso, nei naftos, nieko Lietuvoje nėra. Iš vis ubagynas. Ir staiga rusams labai norisi to ubagyno, norisi užpulti ir nugalėti visą tą ubagyną. Kokiu atveju iš tikrųjų galėtų rusai pulti Lietuvą, tai tik tai vieno. Jeigu juos užpuls pirmie. Lietuviai, žinoma, nedrįs to padaryti, bet amerikiečiai, naudodamiesi NATO bazėmis, gali taip išdrįsti. Pas mane dvi versijos. Viena, kad jie surengs teroristinį išpuolį Lietuvoje, gali surengti ir apkaltins rusus. Tokiu atveju visas pasaulis sakys, o matai, rusai užpuolė Lietuvą, bla bla bla. O kitas atvejus, jie gali paleisti patys raketą, sakykime, į Kaliningradą. Ir tada jau laukite atsako.
Rusai iš tikrųjų net nežengs į tą Lietuvą. Kam jiems tą Lietuvą? Jeigu jie ir duos Lietuvai smūgį, tai tik tai bus raketomis. Iskanderiai greičiausiai. Ir sakykime, iš Lietuvos nieko nelieka. Ypač tiems, kas gyvena Kauno rajone, Šiaulių rajone, kažkur Vilniui, kur dabar NATO štabas yra. Va tiems žmonėms aš patarčiau kažką daryti. Arba eiti į mitingus prieš NATO, arba tept slidės iš tų rajonų. Nes jeigu toliau Lietuva tai provokos Rusiją, galite tikėtis tikrai baisių pasiekimių. Iskanderiai nežiūri, jie neturi sąžinės, jie eina ten, kur juos siunčia. Ir neduok Dieve amerikiečiams išprovokuoti rusus, bus baisi pasiekmė Lietuvai. Ir jeigu dar iki šiol lietuviai šito nesupranta, jie užsikrauna savo didžiulį naštą ant galvos, didelį prakeikimą ant galvos. Vietoj to, kad varyti tuos okupantus NATO lauk iš Lietuvos, jie palaiko okupaciją ir sako, rusai puola. Kažkodėl man iki šiol matosi tik tai, kad NATO puola. NATO okupavo mūsų žemės, o ne rusai. Rusai ko nori? Jie nori draugiškai su mumis gyventi. Jie nori atvažiuoti pas mus į Palangą, į Birštoną, ilsėtis, už tai mokėti gerus pinigus. Jie nori prekiauti su mumis, siųsti dujas, o gauti iš mūsų sūrius, pieną, mėsą, galų gale, visokius tokius dalykus. Prekyba. Ir turizmas. Jeigu ne rusai, nebūtų turistų Lietuvoje praktiškai visai. Baltarusai ir rusai, kurie palaiko Lietuvos turizmą. Nei anglas tau nevažiuos, nei prancūzas į Lietuvą. Jiems ten šalta, jiems ten neįdomu, ten nieko įdomaus. Bet rusas važiuoja. Ir vietoj to, kad palaikyti draugiškus santykius su rusais, mes jį peikiame, mes jį keikiame. Tas, kuris važiuoja pas mus išleidė didžiulius pinigus, mes jį keikiame. Mes iš jų gauname dujas ir keikiame, jūs blogi. Mes didžiausią pardavimų rinką turėjome, tenai mūsų pienas ir visa maisto pramonė ir viskas ten eidavo, nerasigi pieniškų produktų Anglijai, bet tenai viskas eina į Rusiją. Ir staiga mes sakom, ne, jūs blogi, mes norime su jumis nutraukti ryšius, jūs mus puolate. Ar netrodo jums patiems viskas tai juokinga? Jeigu rusai norėtų užpulti Lietuvą, nepadėtų nei NATO, nei kažkas papildomos jokios lėšas, nei kažkokia tai papildoma karinė įranga, visa tai pinigų plovimas su to karinėm įrangom. Geriau draugiškai gyvenkime su rusais, nes tik tai taip gali Lietuva išsilaikyti. Jeigu Lietuva būtų prie Amerikos, tai jau mes būtume seniai nuskalpuoti kaip indėnai. Laikykitės, broliai. Tegul būna taika ir ramybė. Nepasiduokit lietuviškas žiniasklaidos propagandai.